Labas rytas, mano mėlėjai. Sveikinu visus su kovo 11-ąja. Sveikinuosi aš, Mantvydas Skiotis, su laida Skiotmen A lyga. Ir sveikinu jūs su dar įdomesnių dalykų, nes jūs esat labai išskirtiniai asmenys, labai išskirtiniai žmonės, kadangi Lietuvos futbolą stebi labai nedaug žmonių. Tai mes esam tikrai išskirtiniai. Ir čia netgi pasižymėjau tokį kaip pavyzdį jums. Tai galbūt pradėsim nelabai smagiai, bet Lietuvos aukščiausia lyga, tarkim, Facebook'o puslapyje stebi, patiktukų yra paspaustas 17 000. Tai yra tikrai nedaug, pagalvojus. Ir kitą pavyzdį paėmiau, tai yra Panevėžio Lietkabelis, krepšinio klubas. Jis turi 22 000 patiktukų. Tai praktiškai visas Lietuvos futbolas turi mažiau gerbėjų negu Panevėžio Lietkabelis. Ir man čia kyla klausimas, kodėl. Bet manau, kad jau pradėjo A lygos organizacija spręsti šios klausimus, nes tikrai šį sezoną pagerėjo. Labai operatyviai įkeliami video aptarimai, santraukos, trenerių postkomentarai, pati vizualizacija, viskas tikrai daug gražiau. Netgi atsirado toks žaidimas kaip Fantasy, tai esu susikūręs komandą, gal kokį kitą kartą pakalbėsime ir apie tai. Ir galbūt pasiūlymas, bet tikriausiai ten žmonės jau tikrai apie tai pagalvojo, kad manau, kad visgi A lygai reikėtų appso, programėlės telefone, nes visgi visų gyvenimai yra telefonuose ir eiti kažkur į website, vesti, ieškoti tau kažkokios informacijos, visgi žmonės nori labai lengvo prieimo, tai jeigu būtų programėlė, manau, tu paspaudei, tau išmetė, tam toj pačioj programėlėj tu gauni visą informaciją, lentelė, tvarkaraštis, rezultatai, plus fantasy žaidimas, bet manau, kad jau yra apie tai pagalvota, tiesiog toks pasvarstymas. Na taip, pradėkime mūsų antrojo turo apžvalgą. Na ir antrasis turas, greit prabėkime gal rezultatus. Čia Kauno Žalgiris, Kauno Hegelman, Kauno derbyje, Kauno Hegelman išsineša taškus. Antrasis turas yra Transinvest Džiugas, čia Džiugas beveik rungtynių gale išsineša pergalį 0-1. Sekančios rungtynės Šiauliai Banga, čia vėlgi Šiauliai vis dar neranda įvarčio 0-0. Sekantis mačas Dainava Panevėžys taip pat 0-0. Ir paskutinės varžybos, tai primušo įvarčio turbūt už visus turus, tai Vilniaus Žalgiris Sūduva 3-3. Spėjimai, o aš Kauno Žalgiris Hegelman daviau lygiasias, nedaug trūko, bet prašoviau, Transinvest Džiugas taip pat daviau lygiasias, bet čia Džiugas išplėšė pergalę. Šiauliams vis galvoju, kad žaidimas pasitaisys, bet nepasitaisė ir neišplėšė pergalę Šiauliai čia. Jiems buvau davęs 2-1, Dainava Panevėžys 0-1 daviau Panevėžiui, maniau tikrai ras tą vieną įvartį, bet kaip matome, jie taip pat bejėgiai ir 0-0 čia. Ir Žalgiris Sūduva atspėjau, kad bus lygiosios, tik neatspėjau, kad bus tiek daug įvarčių. Kauno Žalgiris, Kauno Hegelman, Kauno derbis. Čia pirmąjį kėlinį geriau atrodo Kauno Žalgiris, progresas, bet vėlgi žaidimą stato 3 gynėjais ir 2 pivots, Irgvydas kartais paeina aukščiau, bet labai stiprus blokas, sakykime, laikyti kamuolį savoje pusėje, neleisti varžovams jo paimti, tai tu kaip ir turėtum turėti visą kamuolio kontrolę. Taip ir atsitinka pirmąjį kėlinį, bet nemanau, kad tai buvo Kauno Žalgirio nuopelnas, nes Andrius Kerla pasirinka visiškai kitą planą žaisti, bet pakalbėsime apie tai vėliau. Dabar Kauno Žalgiris, tai 3-2 ir tada Kučys smaigalyje, Armanavičius ir Dolžnikovas pasislenka tarp linijų, bet irgi daugiau centre ir kraštuose palieka kaip vingeriai, kaip atakuojantis, tai yra Ralė ir Sinceras. Na ir man jie netokie pavojingi žaidėjai 1-1, ten kur tavo planas po tokio bloko išsivesti tuos žaidėjus ir ten turėtų maštinti, bet nemanau, kad yra tinkamo profilio žaidėjai tose vietose ir lyg ir norėtųsi, kad apsikeistų vietomis, kad Dolžnikovas ir Armanavičius prisimtų kamuolius plačiai,
kad galėtų aštrinti žaidimą, žaisti vienas prieš vieną, sužaisti sienelę, apibėgti, ieškoti per trečią. O dabar tose vietose pasilieka tokio gynybinio plano žaidėjai ir tas žaidimas neaštrėja. Ten, manau, ir yra pagrindinė Kauno problema. Nežinau, ar Glenui Staliui tikrai reikia e, 5 gynėjų ir tikro stiliaus 5 gynėjų ir dar 2 atraminiai, tai kažkaip, manau, turėtų perdėlioti Glenas Stalis sudėtį, kad išnaudoti visas atakuojančių žaidėjų stipriasias savybės, turint tokį žaidėją kaip Sirgedas, jis labai žemai būna ir matome tik kažkokie momente Sirgedas šiek tiek prisima kamuolį plačiau, iškart labai pavojingas perdavimas į aikštelę, tai kažkaip turėtų persidėlioti treneris, kur žaidėjai turėtų būti. Tai manau tiesiog tai yra pagrindinė Kauno problema. Atakoje labai stringa ir vien tik dėl išsidėstymų. Manau, reikėtų arba gal tas 3-2 ir 5 nėra tikrai blogai, bet manau reikėtų daugiau atakuojančių stiliaus žaidėjų ir kamuolį turėtų prisimti tie žaidėjai, kurie gali vesti žaidimą. Tai tiek apie tą Kauną, o dar kalbant apie Gleno Stalio žodžius pasakytus konferencijoje Kauno Žalgiris geriausiai besiginanti komanda, tai kol kas 2 rungtynės ir 3 praleisti įvarčiai. Ir net nekalbu apie visos komandos gynybą, tai yra grinai gynėjų linijos klaidos ir po rungtynių treneris minėjo, jog nesupranta, kaip gali matyti Kauno Žalgirį pirmą kėlinį taip dominuojant ir antram tokį subirėjusi. Bet kelkimės prie Kauno Hegelman. Po pirmojo kėlinio strategas Skerla verčia rungtynes visiškai į kitą pusę, pakeičia taktiką, grįžta prie tos pirmosios taktikos, kurioje žaidė pirmajame ture, pradeda statyti žaidimą dviem pivotų, 2 atraminiais ir iškart Kauno Žalgiriui kyla problemos. Bosniakui pradeda padėti Antanavičius šioje vietoje, o komandos kapitonas Upstas pradeda kilti kraštu ir labai būti pavojingas atakoje. Tai yra padvigubėja jėgos priekyje ir matome, kad Upstas labai puikiai jaučiasi toje pozicijoje. Tai Skerla išnaudoja jo gerasias savybės ten. Ir toks Kauno Hegelman gynybinis blokas palieka Upstui pakilus su 3 gynėjais, lygiai taip pat kaip ir Kaunas, 3-2, štai kaip Kauno Hegelman randa sprendimus, tai siūlyčiau Glenui pažiūrėti, kaip galima visgi išgauti 3-2 su mažiau gynėjiško plano žaidėjais. Tai pliusus tenka uždėti vėlgi man Steve King. Labai man patinka šis žaidėjas, simpatizuoja jam, labai gerai tvarkosi, labai neblogas žaidėjas. Nežinau, kiek reikia, kalbant apie Kauno Žalgirį, Glenui Staliui laiko, nes man kantrybė senka greit. O girdint jo post komentarus, man vis sunkiau, nes aš negaunu po tų rungtynių jokių atsakymų, bet jis gauna kažkokius atsakymus. Pirmose rungtynėse gavo atsakymus, bet kaip matome išvadų čia nepavyko rasti jam. Žiūrėsim, kiek kantrybės turės Mantas Kalnietis, nes jei taip ir toliau turėsim mes klausimų ir Mantui Kalniečiui, kas čia vyksta. Tai tiek apie Kauno Žalgirį. Transinvest Telšių Džiugas. Transinvest rungtynės pradeda kiek kita sudėtim, žaidėjai pakeitė pozicijas, yra naujų žaidėjų aikštelėje nei pirmam ture, bet stilius išlieka tas pats, kadangi oficialus A lygos puslapis neskelbė išsidėstymo, tai tenka išsiaiškinti patiems rungtynių metu ir Transinvesto 3-4-3 man labiau tampa 3-5-2 arba 5-3-2, kaip kam patogiau. Džiugas vėl žaidė 4-2-3-1, lygiai taip pat kaip ir Kauno Hegelman pirmąjas rungtynės arba antrąjį kėlinį. Tai kur problema? Problema tikrai neišsidėstyme, ji tau suteikia pranašumų ir minusų, bet jos reikia sugebėti išnaudoti, reikia pritaikyti tam tikro profilio žaidėjus į tas schemas. O matome, kad
spaudimas laimėti, paimti 3 taškus tampa problema komandom ir sunkiai sekasi komandom žaisti prieš tas labiau besiginančias komandas. Ir toks psichologinis spaudimas lyg ir tai kitai komandai užtenka 1 taško, o tu nori 3, priverčia tave atverti daugiau zonas ir komandos tuo pasinaudoja. Em, Telšių Džiugas antrą kartą išeina sausais vartais, vadinamų clean sheetų, nestatęs autobusų, o gražiai kūręs progas, ten jie pataiko ir į skersinį, galėjo tikrai įmušti ir dar vieną įvartį. Rungtynių gale taip pat Transinvestas turėjo progų, galėjo rezultatą lyginti, bet gynyboje puikiai darbuojasi Marius Paukštė, Tomas Rapalavičius, Miroslav Puškarov, buvo ten gaisrų, aišku, ir Telšių aikštelėje, bet susitvarko gynėjai. Džiugas Aleksa, jaunas žaidėjas, labai pozityvų palieka jausmą. Tomas Dambrauskas tikrai jaučiasi patirtis ir tvarkėsi savo kraštuose ir Transinvestas tikrai nerado didžiąją laiko dalį kažko labai pavojingo prieš Telšių Džiugą. Kristianas Bela atrado save ir savo greičio savybėmis terorizavo Transinvest gynėjus ir ten susirinkusius fanus. Tenka išskirti ir Transinvest žaidėjus Deividą Malžinską ir Otar Kobachidze. Man paliko jie labai gerą įspūdį. Na, o grįžtant prie Telšių, lyg ir negali išskirti kažkokių labai ryškių žaidėjų. Tai, manau, tas yra geros komandos bruožas, kai negali labai daug ko išskirti, bet taip matėsi labai greičio savybės Kristiano Belo, naujokas Nino muša įvartį, bet manau, kiti žaidėjai įdėjo labai gerą indėlį, Gasiūnas labai man patiko aikštės vidurėje. Tai labai bus įdomu stebėti šią komandą šį sezoną, nes kol kas jie laužo standartus ir visų ekspertų spėlionės braukia žemyn. Tai sėkmės Telšių Džiugui ir dedu pliusą šioje dvikoje Andriui Lipskiui. Na, Banga atvyksta į Šiaulius, antrosios Šiaulių rungtynės ir labai prastas vaizdas. Čepio ekipa neranda kelių link vartų, lyg ir komanda turi planą, bando žaisti pozicinį žaidimą, bet stringa kamuolys atakose, labai lėtai suvaikšto tarp linijų ir ko aš pasigėdau, tai kad Šiauliai atrodo nė karto nebandė užatakuoti greitai, perima kamuolį ir žaidimą ramina. Du perdavimai ir visi laukia, kol Gargždų Banga atsitrauks ir jie galės vėl daryti pozicinį žaidimą, bet matome, kad poziciniam žaidime, nekaip jiems sekasi, tikrai nekaip ir Banga dar ir paspausdama sugeba Šiaulius daryti dar daugiau klaidų ir nežinau, labai sunku stebėti. Ir iki 33 minutės Šiauliai tikrai varganai rado ten kažkokių tarpų, kažkokių skylių, bet po 33 minutės, likusios tos kelios minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos, ten Dabkus pasijungė į atakas, tai tos likusios minutės buvo kaip ir neblogos. Tai kai tu deklaruoji, kad tu nori būti ir žaisti dėl medalių, tai tikrai tokių žaidimų nieko nebus ir Šiauliai taip pat stato žaidimą 3 gynėjais, tai galbūt vienu tuo ryškesniu pivot, bet jie taip ir stovi ir 3 gale, 1 čia ir Banga atsistoja 4-4-2, ramiai stovi savam blokė ir tiesiog laukia Šiaulių, o ten prastumdė Šiauliai kamuolį keliais pasais iš krašto į kraštą, neranda niekur tų perdavimų tarp linijų ir Dabkus pradeda jungtis, išnaudoti erdves ir ten prasideda persvaros 2 prieš 1, 1 prieš 1 senelės ir atsiranda šioks toks veiksmas, tai norint tokias rungtynės perlošti, tu turi būti rizikuoti, tu turi nerizikuoti, tu turi turėti persvaras kraštuose, persvaras viduryje, turi atlikti daug perdavimų, neleisti varžovams paimti kamuolio, jeigu jau tokį žaidimo stilių nusprendai pasirinkti. Ir kol kas atrodo
nesusižaidė ir neatidirbė tam tikrų schemų Šiauliai ir kartais atrodo, kad nori rungtynes laimėti savo talentu. Tai kol kas jo trūksta. Tai žiūrėsim. O Gargždų banga neišradinėja dviračių, stoja savo 4-4-2 ramiai, lygiai taip pat kaip ir prieš Kauno Žalgirį ir rodo, jog nebus lengva ne vienai komandai pralaužti šį bloką, laimi dvikomas, laimi aukštus kamuolius, po perimto kamuolio savo pusėje atlieka kelis trumpus perdavimus ir išeina tikrai į neblogas visai kontratakas, tikrai jų daug labai nebuvo, bet Gargždų banga palieka man labai gerą įspūdį, atlaiko, nemeta iškart ilgo perdavimo, bet atlieka, randa tą 1-2 perdavimus, per vidurį išeina į kitą pusę, ten daugiau erdvės ir priverčia Šiaulius sėsti tikrai ne vieną kartą daug žemiau. Ir mano manimu, Gargždų banga antram kėlinyje atrodė dar geriau nei Šiauliai. Tai labai simpatiškai Gargždai susitvarkė šiuose rungtynėse. Pliusas Gargždų bangai. Na, už Šiaulius jungiam prie Kauno Žalgirio, nes jei žaidimas negerės, turėsim klausimų ir jiems, kas ten dedasi. Panevėžys Dainava. Na va ir išlindo alytiškių veidas. 5-4-1, bet jau daug agresyviau nei su Vilniaus Žalgiriu. Šiek tiek aukščiau ir Panevėžys turi problemų, turi nemažai problemų, Džino Letiri auklėtiniai neranda įvarčio ir šiose rungtynėse, ne tik, kad neranda, bet dar ir leidžia Dainavai žaisti gan neblogą futbolą. Stringa žaidimas, nepavyksta niekaip sukurti gražių atakų, nepavyksta, neranda perdavimų tarp linijų, neranda kombinacijų. Tai, nežinau, visas futbolas vyksta lyg ir 1-2-3 perdavimai, kažkur į pusiau kraštą, bet ten ant nugaro žaidėjas, dvikova, pasistumdymai, blokai ir, na, niekaip nežaidžia to tokio čempioniško žaidimo Panevėžys. Neįžvelgiu pranašumų, tiesą pasakius, niekur. O Dainava su savo 5-4-1 šiek tiek aukščiau stoja ir greit tampa iš 5-4-1 savo atakuojančiais saugais į 5-2-3 ir labai gražiai persidengia visi žaidėjai ir pasiūlo Panevėžiui tokį žaidimą daugiau 1-ant-1 į visas zonas, o Panevėžys, nežinau, gal jie neanalizuoja varžovų ir neranda, kaip išvengti Dainavos spąstų, Dainavos presingo ir Dainavos bloko. Tai labai buvo smagu ir man labai smagu matyti, kai pranašaujamos silpnesnės komandos arba vadinami lyderiai laimi ir pralaimi, tai labai džiugu, kad Alytaus Dainava davė gerą spaudimą Panevėžiui. Manau, A lyga tampa vis įdomesnė, tai matysim, kas čia vyks toliau. O alytiškiai savo ruožtu sukūrė tikrai dar ir kelias kontrakas ir žaidė savo futbolą, manau, vykdė trenerio planą. Džiugu už Alytaus Dainavą, tai pliusas jiems. O FK Panevėžį dedam į tą pačią lentyną kartu su Kauno Žalgiriu ir Šiauliais. Žiūrėsim, kas čia bus jiems, nes turėsim klausimų ir Džino Letiri. Vilniaus Žalgiris Sūduva. Kokios rungtynės, koks mačas. Tai jeigu praleidai šį mačą, tai būtinai įsijunkit jį peržiūrėti, bent jau peržiūrėti santraukas. Tai čia krito netgi 6 įvarčiai, rungtynės baigėsi 3-3, labai daug svyravimų, kaip gali žaidimas keistis po įvarčių, kaip pradeda dominuoti komandos pasikeitus rezultatui ir Sūduva pradeda labai aktyviai, bando papresinguoti Kauno Vilniaus Žalgirį ir atrodo Vilniaus Žalgiris buvo gal šiek tiek pasimetęs, bandė išeiti, bet tikrai nesitikėjo gal tokio aukšto ir stipraus Sūduvos žaidimo ir Sūduva čia randa pirmieji įvartį 1-0, bet iškart po įvarčio Vilniaus Žalgiris jungia aukštesnę pavarą ir tikrai perima visą rungtynių kontrolę, visiškai atrodo uždominuoja. Ir ne tik, kad išlygina rezultatą, bet dar ir su įvarčiu į rūbinę išeina Vilniaus Žalgiris ir 2-1 persveria rezultatą. Na ir atrodė, kad
po pirmojo kėlinio, po tokių Vilniaus Žalgirio minučių jau atrodė, kad, na, Sūduvai taip iš šono atrodė, kad Sūduvai nebėra šansų ir čia Vilniaus Žalgiris tikrai dominuos, kontroliuos kamuolį ir neduos visiškai jo Marijampolės Sūduvai, bet Dovydui Lastauskui atrodė visiškai kitaip, jis buvo paruošęs tikrai gerą planą. Sūduva išeina, Marijampoliečiai išeina ir trinkteli lazda Vilniaus Žalgiriui vėl. Stiprus išėjimas, pradeda labai aktyviai vėl presingas. Man čia turbūt galbūt reikėtų ir pagirti fizinio rengimo trenerius, nes komanda tikrai bėga įspūdingai, labai daug, didelius atstumus, dideliu greičiu, tikrai palaiko įspūdingą tempą ir Vilniaus Žalgiris čia turi problemų, pradeda strigti iš tas įžaidinimėms, pradeda daryti klaidų ir Marijampolės Sūduva lygina rezultatą, priverčia Čeburino auklėtinius sunerimti ir vėliau jie persvėrė netgi rungtynių rezultatą į 3-2, bet tai trunka neilgai, Žalgiris iškart lygina rezultatą. Ir dar rungtynių gale Verbickas turėjo labai gerą progą, bet nepataiko į tuščius vartus, nes vartininkas jau buvo atsigulęs į kitą pusę. Na, labai sužavėjo Sūduva, daug bėganti komanda. Jei žais taip ir toliau, jie muš įvarčius kiekvienose rungtynėse, tai tai Marijampolės Sūduva kol kas tikrai atrodo, kad jei žais taip toliau, tai tikrai aplenks taip gerai bežaidžiantį Panevėžį, taip gerai bežaidžiantį komandą Kauno Žalgirį, taip gerai bežaidžiančius Šiaulius, tai Sūduva tampa viena ryškesnių komandų man A lygoje, tai labai įspūdingas žaidimas. O kalbant apie Vilniaus Žalgirį, tai prieš sezoną išpeikėm čia Žalgirį, kad nesiklijuo žaidimas bus sunku ir tikėjausi, kad jie turės tokį žaidimą, kaip dabar turi tos mūsų lyderės vadinamos komandos, bet visgi Vilniaus Žalgiris tikrai jaučiasi legionierių kokybė, jaučiasi žaidimo stilius, perdavimų kokybė, daug tikslesni, daug stipresni, kamuolys daug greičiau vaikščioja tarp linijų, labai gerai jaučiasi žaidėjai tarp tų blokų, tarkim, tarp Marijampolės 4-1, 4-1 ir lyg ir Žalgiris tikrai studijavo ir pasiruošė ir tarp tų linijų išsima kamuolius pusiau kraštuose, ten, kur nėra to atraminio, ten kuria persvaras, na, lyg ir viską gerai darė Vilniaus Žalgiris, bet nebuvo pasiruošę tam Marijampolės Sūduvos spaudimui. Tai šiuose rungtynėse tenka dėti pliusą, tikrai didelį pliusą Marijampolės Sūduvai, bet noriu uždėti Vilniaus Žalgirį, nes tikrai maniau, kad bus blogiau, o visai neblogai atrodo Vilniaus Žalgiris ir man visai patinka jų žaidimo stilius. Na ir trečiasis turas jau visai netrukus, jau rytoj kovo 12 Kauno Žalgiris Transinvest, trečiadienį Dainava Džiugas, Hegelman Šiauliai, Banga Žalgiris ir Sūduva Panevėžys. Ir neturime ne vienų rungtynių vėl, kur galėtume aiškiai pasakyti, kas laimės. Ir šalia matote mano spėjimus. Ir čia logikos jau nebeieškau. Tai susitinkame po trečiojo turo.